Sveiki, mano gėlytės, aš esu Adelė ir šiandien aš savo 5 seriją Senas hotelas. Sėkmės žiūrėti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, atėjęs šventas tavo vardas, atėjo tavo karalystė, atėjęs tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Kas nutiko, mano broli, ko tu verki? Mano anūkas protinga, Aminis, aš atskaičiau 110 kartą. Tegu laimina tave Dievas ir kad tavo anūkas greičiau atsirastų. Ačiū, kad mane palaiko, ačiū. Aš jau antrą dieną ieškau. O kas čia su šviesa nutiko? Palaukit. Palaukit. O čia neveikia vykti, čia kažkas prariūda. Dar nė kartą nebuvo, kad mūsų bažnyčių šviesa įsijungtų. Palaukit, aš pataisysiu kai ką. O, veikia, gerai. Biškai veikia. Kodėl taip šalta? Na taip, kas tu ten tau skambina, sakėjai? Ai, kažkoks nepažįstamas numeris. Neatsilapiau, tai gerai. Aišku. O kas su šviesa? O kodėl televizorius įsijungė? Vėl? Įchai čia taip, vėl kaip vakar. Čia kas buvo? O, šviesa. Nebėra šviesos. Palauk. Dabar čia kaip vakar. Ta pati kalba, bet tik kažkokia tai kitokia. Čia kaip, atrodo kaip Emilės kalba. Bet čia ne Emilio kalba. Jeigu bent čia šviesu, ne vakaras. Čia bent gerai. O čia tai vat veikia šviesa. Nebeveikia. Kas čia su šviesom šitam vyksta? Gal čia kažkas tai paskutiniu metu ir jau... O, atsirado. Paskutiniu metu jau kažkas negerai su šviesom. Dar Emilis dingo. Pipu. O tau kažkas skambina. Palaukim, kad atsiliepsiu. Klausau. Labas. Seneli, kas nutika? Pas mus bažnyčių šviesos įsijunginėja. A pas mus irgi. Pas mūsų tame kambaryje tiesiog šviesas mirksėt pradėjo ir dar iki šiol neatsiradom. Ir apačioj tas pats. Ai, šis tu žinai, bažnyčiai šalta pasidarė. Įdomiai. Nu gerai, senelė, tai atvaryk jau greičiau pas mus, tada jau kad nesušalt ten. Gerai, Ata. Nu ką sakė? Ai, bažnyčia irgi šviesos įsijunginėja ir šalta pasidarė. Nu tai pažiūrėjau, visada būna šalta. Tai gal einam į namus, gal... O paskiau einam į namus ir jau viskas gerai. O ir telikas įsijungia, nuostabu. Geras. Ką čia kas pasakyti? Gerai, aš gal einam... Biški atsigau. Gerai. Kad biški pailsės. Ne, Adriana kažką pakvietė. O, Adriana, labas. O, labas, leiskis žemyn. Tai ko tu šis mane norėjai kažko tai paklausti? Taip,
norėjau paklausti, man atrodo, kad tas muziejus, atsimeni tas muziejus, kur mes buvom. Man atrodo, kad tas muziejus kažkuom susijęs su Emilio dingimu. Jo. O pas mus iš vis šiandien pas mus ir taip hotelė buvo šviesos įsijunginėjo. Da, po to čia taip pat va čia va pačio dabar, nu čia jau dega, tai gerai. O pašvis pas senelį, išgi taip mirksi ir tada šalta pasidarė. Ir ten, ir dar kas ten, kažkas. Žinai, gerai, kas pastavė dar naują. Tugi bendrauji su Talija, jo? Jo, bendrauju biškį. Tai gerai, paskambink jai, papasakojam jai viską, kas vyksta. Gerai. Tai pasiūliau ją šiandien susitikt. O, gerai, tai davai varom į tą kavinukę. O, tai jai parašysiu. Parašiau. Gal atrašys. Ir žiūrėk, kaip ir, man atrodo, kad galvoj buvo vėl to Emilė. Vėl galvoj tokia pastrigo. Tik biškiau tai tik kita kalba. Nu įdomi, gerai, naktis. O kaip tik tuščia, nu tai galim, va čia tuščia, nu tai gerai sėdam. Lauksim Alijos. Jo. Nu tai kaip jums čia sekasi? Šiaip tai, normaliai sekasi, bet pastarasis šitas dienas, kur vyko pas mus tiesiog tikras košmaras. Jo, Alija, tu netgi neįsivaizduoji, ant kiek čia buvo baisu biškį. Ir biškį Emilis jau tikrai išprotėjo, bet jau kaip jo, 2 dienos jau nebėra. Nu, beveik 2. Jo čia 2 diena, kai ieškam jį. Oho, tokių naujienų įvyko. Netgi biškį šokiruota aš. Galiu papasakot, kaip viskas buvo. Tai žodžiu, vieną dieną mes buvom čionais, pusryčiavom su Dielė ir jos mama. Ir, Emilis pasiūlė nuvaryti muziejų. Žinai, Alija, kur yra tas senas muziejus kažkoks su paveikslais tokiais? Jo, čia kaip atrodo, kad jis kažkoks tai... Jūs nežinojot apie muziejų, nieko? Kokios žinios? Mes žinom, kad tas muziejus yra senas ir jisai yra apleistas. Mes tai žinom. Ir mūsų Emilis... Jis yra prakeiktas. Ten jeigu kažkokia pasakai maldą keista ir jis pradingsta tas žmogus. Beveik kaip 5 dienas arba 3. Emilis pradingo. Jisai pasakė kažkokią tai maldelę, kitą kalbą. Mes su Adėle atsiradom kažkokiam bunkerį, ar ten namas kažkoks buvo. Mes ten ieškojom, mes atradom tos 2 paveikslus, tada užsidegė kažkas. Tada Adėle atrado kažkokį tai mergaitės kambarį. Ir tada aš atradau kapus. Ir tada mes išėjom, tada aš nukritau. Ir tada aš atsiradau vėl mūsų hotelį. Adėlė vėliau atsirado ir labai visai šitas, kad 2 dienas mirksėjo švies net bažnyčioje. Pamačiau biškį. Tai reiškia, jis atsirado tik ne bunkerį, o atsirado kaip čia pačias man. Jūs atsiradote senam name, kur gyveno Emilis ir jos kažkokia tavo draugė ar sesė kažkokia maža buvo. Ir taip. Supratau, ačiū Alija, kad pasakyti viską, bet gal mes jau su Adėle eisim. Jo, čia tiek daug naujienų atsitiko. Na tai gerai, jau ką,
gal rytoj dar susitiksim. Pasakyti. Ate. Ate. Ačiū Aliai, kad mums pasakėt tokių naujienų gerų. Aš netgi nežinojau, kad tas muziejus yra prakeiktas. Todėl, kad apleistas. O namas irgi. Kas čia buvo? Mačiau. Nežinau, kažkoks garsai gal pasvaidena. Šitokį garsą girdėjai? Ne, kažkoks dūžis buvo. Gerai, einam į viršų, pažiūrėsim. Gerai. Šikini telefoną. Pagal telefoną čia kažkoks panašus į Emilio. Pala. Emi. Palauk, nu aš jam paskambinsiu. Ai, žiūrėk, skamba. Tai čia Emilio telefonas. Tai aišku, man logiškai, negali pasifotyti. Tai palauk. Negaliu pažiūrėti, ką ten jis gal kažką paskutiniu metu žiūrėjo, ar kažką kalbėjo. Kažką tai įrašą pažiūrėk. Paskutinis dalykas tai yra senelės skambučiai. Tada jisai skambino man, tada tavo mamai skambutis, tada paeina į internetą. Jisai dar ieškojo apie muziejų informacijos ir kas čia dar. Ir čia dar... Pala, čia kažkokia garsa žinutė. Paspaus. Aš dar čia, bet neilgai. Padėkit man, prašau. Normaliai čia. Tai reiškia, jis kažkur yra, tik mes jo nežinom kurioje vietoj. Tai reikia pasakyti seneliui. Tai taip. Tai ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video. Tai buvau aš ir Adriana. tai iki.